Šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į Sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuris nustato užkrečiamų ligų registravimo ir pranešimo apie komplikacijas po skiepo tvarką. Taigi, dėmesį patraukė šio įsakymo 24 punktas, kuris sako, kad gydytojas diagnozavęs komplikacijas po skiepų, išskyrus, kai komplikacijos diagnozuotos po skiepo COVID-19 vakcina. Taigi gydytojas turi pranešti per 15 dienų nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, jeigu komplikacija sukėlė mirtį, tai per vieną dieną. O kodėl COVID-19 pritaikyta išimtis? Toliau dar įdomiau, pasižiūrime priedą. Pirmas skyrius – skiepais valdomos užkrečiamos ligos. Difterija, gripas, hemofilus influenza infekcija ir taip toliau. COVID-19 tenai nėra. Ministrė, jūs pripažįstate, kad COVID-19 skiepais nevaldomas, tiesa? Ir čia kyla klausimas, o galbūt tie preparatai nuo COVID-19 jie nėra vakcinos? Tam, kad atsakytume, pirmiausiai panagrinėkime, kas tos vakcinos iš viso yra. Taigi, pagal Europos parlamento direktyvą 2003/63 EB, kuri nustato reikalavimus vaistų kokybei, saugumui ir veiksmingumui, norint užregistruoti vakciną, reikia pateikti vienas iš reikalavimų jos antigeno gamybos bylą. Tai kalbant apie preparatus COVID profilaktikai, reikia pasakyti, kad antigeną turi iš 7 tik 5. Iš šitų preparatų 3 yra virusų preparatai, 2 iš jų, tai yra Janssen ir AstraZeneca preparatai, turi genetiškai modifikuotą adenovirusą, kuris nesidaugina ir infekcijos nesukelia. Ir Valneva vakcina savo sudėtyje turi inaktyvuotą koronavirusą. Toliau turime 2 vakcinas, kurių sudėtyje yra arba S baltymas, arba jo komponentas. Tokios yra Bimervax ir Nuvaxovid. Paskutiniai 2 preparatai yra taip vadinamos mRNA vakcinos, tai yra Pfizerio ir Moderna preparatai, jų sudėtyje antigenų nėra. Jų sudėtyje yra lipofilinės nanodalelės, jose matricinė ribonukleino rūgštis, kuri patenka į įvairiausias organizmų ląsteles ir tos ląstelės pradeda gaminti S baltymą. Tas baltymas išreiškiamas ląstelių paviršiuje ir stimuliuoja imuninę sistemą gaminti antikūnus prieš šitą baltymą. Suprantama, toks mechanizmas turėtų kelti nemažai nerimo, kadangi paties vaisto poveikį nulėmė tai, kad ląstelės, kurios gamina vaisto poveikį nulemiantį antigeną, galiausiai sunaikinamos imuninės sistemos ir pasekmės priklauso nuo to, kokios ląstelės pažeidžiamos ir kokia apimtimi. Reikia pažymėti, kad čia yra esminis skirtumas nuo virusinių ligų, nes virusus pasitinka ląstelės, kurios tam yra skirtos, imuninės sistemos ląstelės. mRNA preparatai nesirenka, į kurias ląsteles patekti, dėl to sukelia įvairaus pobūdžio pažeidimų. Toliau pasižiūrėkime į farmakologijos vadovėlį. Tai yra Bertram G. Katsung, Basic and Clinical Pharmacology, pagrindinis farmakologijos vadovėlis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentams studijuojantiems mediciną. Taigi, kaip tenai apibrėžiamas idealus imunogenas, ideali vakcina.
pilnai išvengiama ligos. Akivaizdu, kad COVID preparatams šitas visiškai netinka. Išvengiama nešiojimo būklės, irgi ne. Sukeliamas ilgalaikis imunitetas su minimaliu imunizacijų skaičiumi. Ir to negalime pasakyti apie COVID vakcinas. Tai veikia tik tai gyvos susilpnintos vakcinos, tokios kaip tymų, parotito, raudonukės pavyzdžiui. Toliau nėra toksinio poveikio. Apie COVID vakcinas ir to negalime pasakyti, nes puikiai žinome, kad jos gali sukelti širdies raumens uždegimą, širdiplovės uždegimą, anafilaksiją, tai yra sunki alerginė reakcija, kuri gali sukelti pavojų gyvybei, veido paralyžių, daugiaformę eritemą, tai yra odos pažeidimas, stiprų menstruacinį kraujavimą, angioedemą, tai yra poodžio ir pogleivinio audinio patinimą. Taip pat gali sukelti smegenų kraujagyslių trombozę, venų tromboemboliją ir taip toliau. Pagaliau 5. kriterijus idealiam imunogenui yra tinkamumas masiniai vakcinacijai, įskaitant kainą. Puikiai žinome, kad RNR preparatų kaina yra didžiulė ir tų farmacijos kompanijų pelnas taip pat didžiulis. Pažiūrėkime į jau minėtą vadovėlį medicinos studentams. Sukeliant aktyvią imunizaciją, į organizmą įvedamos arba inaktyvuotos negyvos medžiagos, taip yra su COVID vakcina Valneva, Bimervaksu ir taip pat Nuvaxovidu. Iš dalies taip yra ir su Vaxzevria AstraZeneca vakcina ir Johnson & Johnson vakcina, kadangi ten yra nesireplikuojantis, galima sakyti negyvas, tik tai genetiškai modifikuotas adenovirusas. Arba aktyvi imunizacija sukeliama įvedant į organizmą gyvus susilpnintus sukėlėjus. Tokių COVID atvejų neturime. mRNR preparatai čia niekaip nepapuola, kadangi matricinė ribonukleinė rūgštis lipidinių nanodalelių pagalba įvedama tiesiai į ląsteles, kurios pačios pagamina antigenus. Tai visą tai išnagrinėjus, išvada peršasi, bent jau man tokia, kad mRNR preparatai nėra vakcinos, o tie preparatai, kurie vakcino apibrėžimui kaip ir atitinka, jie yra niekam tikusios vakcinos. Ačiū uždėmesi.